Kaip pavargau, mano pėdos tokios dead. Josim. Tau aš tau pasakojau, kas vakar su Jonu buvo? Ne. O ką Jonas? Žodžiu, po to kaip tu išėjai, ne? Nu. Nu, visi Maks užsipisė, pavargė, nes, nu, apyvarta vat panaši. Ir tipo, aš galvoju, pakutensiu Joną, nes, nu, why the fuck not? Ir, girl, Nu. aš ateinu, aš padarau Jonui kuti. Ir jisai žiūri į mane, to makytę maždaug tau, blėti, viskas gerai. Okei. Ir dabar taip visą laiką su jais. Kas? Nu, jie tiesiog tokie. Senė, jie tiesiog ne whimsical. Nichuja. Ką? Kas? Blet. Tipo, what? Čia for real? Nu. Laisvesnis bendravimas? Nu, sorry, kad nestoviu už baro visą laiką kaip fucking NPC, nu nahui. Ramiai, nu. Ne, tai tu palauk. Tai jie mane atleidžia, nes aš ką, aš per daug kalbu, aš per daug linksma. Ne, tai jasna. Ne, nu, fuck me, realiai, fuck me. I'm sorry, girl. Nu. Ką, girl? Kas tau čia yra, girl? Žmonės žiūri. O ne, žmonės žiūri. Sveiki, gal norėtumėt mūsų naujos spermos late? Ačiū, Smante. geros dienytės. Smante. Crusty ass bitches man aiškins, kas su manim negerai? Nu, nahui. Senių užteks. Tai tegul atleidžia mane dar kartą. Gal bent kartais aš sugebu susikaupti. Gal dėl to manęs ir neatleido. Nu, nevaidink, kad nesupranti. Ne, nu. Suprantu. Taip, čia mano problema, kad aš nemoku susikaupti, kai reikia. Nu. Tu kartais tiesiog nemoki sustoti. O tai... Tai kokia tada prasmė čia dirbti, jeigu aš turiu būti visą laiką kažkokiu fucking robotu? Nu, ne robotu. Ne viskas visą laiką apie tave. Nu, net ne iš tos pusės. Ne, nu tai ne. Tai aš suprantu. Viskas okei. Na, man mamai reikės kažkaip pasakyti, nu. Jinai man sakė, tipo, susikaupti, bandyti solidžiai atrodyti. Čia mano katė. Šiandien nu, jos nuomonė visiškai. Ne, jinai būtent taip ir sakys. Blet, nu žiūri, zaiby. Labas, tu pas Martą? Aš Karolina. Gali vadinti Karolę. Viltė. Aš tai nežinau, aš ne ten atėjau ar ką, nes kažkaip niekas dar neatėjo. Bet gal ten, nes tu čia? Arba mes abi ne ten atėjom. Man rodos, kad šitas adresas buvo nurodytas. Aha, kaip oficialiai pasakei. Sėdam? Tai aš... Prisėjęs. Tau gal kavos, arbatos, vandens? Gal vėliau. Tai kaip tu su Marta pažįstamos? Iš progimnazijos. Pala. Gali... Ai, taip, iš Mažvydo progimnazijos. Ai, Martyno Mažvydo, taip. O tu iš... Jo, mes dabar Biržiškai kartu klasiokės. Ja. Bežiškai, paimė. O kurioj tu gimnazijai? Pilaitės. Čia spėjau Pilaitai. Jo, Pilaitė. O tu bandei kažkur daugiau stoti? Bandžiau, jo. Aha, kur? Į Žirmūnus,
fainai. Mano kelios draugės tenai mokosi. Ir kaip stojamieji, lengva? Tai įstojau, bet taip nusprendžiau neit, nes mes Pilaitį gyvenam, tai būtų nelogiška važinėti. Nu jo, ta Pilaitė. Štat kokio grožio. Mes pastoviai su mama ten važinėjom vasarą, žiauriai smagu. Morta rašo. Aha, sako, bus už 20 minučių. Klasik, Morta. Visada vėluoja. Nu nieko, pasėdėsim, pakalbėsim. Įdomu, kur kitos. Ai, nesvarbu. O tai gal tu jau nusprendai, ką A lygį imsi? Jo, tai ten geografija, biologija. Dėl kitų dar reikia apgalvoti. O tu? Jo, tai aš IT, matkė, fizika, anglų, istorija. Lietuvių dar A lygis yra, tai pažiūrėsim, ar man leis tiek daug pasimti, bet jo. O, tai tu jau žinai, ką studijuosi? Jo, galvoju kažką su aukštąja fizika. O tu? Tai aš turiu daug variantų. Dar reikia viską apgalvoti. Gal užsienį? Sudėtinga tema. Aš tiesiog ant tavęs matos, kai tu jaudinės. Aš gal nefainai pasakiau, sorry. It's okay, čia nėra blogas dalykas. Visi kartais jaudinas. Aš gal labiau turiu... O ką tu Mortai dovanojai? Oh, damn. Aš čia nefleksinu, jeigu ką. Mano tėtis tiesiog neleidžia tuščiom ateiti. O tu? Aš... Nesvarbu tikrai. Ką? Ne, Aišku, tikrai, svarbu. Tikrai man įdomu. Nereikia. Aš atsiprašau. Aš nenorėjau, kad tau pasidarytų nemalonu. Aš nenorėjau, kad tau tai pasirodytų. Aš einu į Tuliką. Ar aš kažką pasakiau, ar... Ne, atsiprašau, aš nenorėjau savo dėmesio atkreipti. Tikriausiai galvoju, kad aš dabar keista. Ne, kodėl? Aš dabar neparodysiu, bet aš paėmiau į stalo žaidimą, nežinau, kad jai patinka. Išrinkau kažkokį detektyvinį. Labai miela idėja. Labai safe pasirinkimas. Safe tipo geras dalykas. Jo, jai turėtų patikti. Tau čia tušas. Kaip tu? O galim praleisti šitą dalį, kur tu paklausi kaip aš paklausiu ir abu tiesiog šūdus kalbam. Nu, aš gerai. Kaip tu? Gerai, gerai. Aš džiaugiuosi, kad tu atėjai. Ir Kodėl nekeli telefoną? tai buvau užsiėmęs. Užsiėmęs? Kuo? Tau dabar reikia mokytis.
Tau reikia mąstyti apie mokymus. Gerai, gerai, viskas tvarko. Atsisės, prašau, atsisės. Gerai, mes galim nekalbėti apie mokslus. Jeigu tu nenori, viskas, nekalbam. Galim pasikalbėti apie kažką kitą. Ką? Nežinau, tai papasakok, kas tau dabar rūpi. Aš nenoriu. Tu prisipisinėsi. Aš neprisipisinėsiu. Girdėjau, kad tau Eglė patinka. Neklausinėjai. Normalus klausimas. Čia kas antras nakis išmokšęs. Nu, tai papasakok man tada, kodėl jeigu tau patinka mergina, tu darai viską, kad su ja nesusitiktum. Nu, aš tau sakau, kartais patinka, kartais nelabai. Bet jinai tada išsišiepus vaikščias ir nesuprantu aš tiesiog. Tai tu ją pakalbink. Nenoriu. Nu. Rytoj, per pertrauką. Neaiškink iš vis. Aš tau tiesiog padedu susitvarkyti su šito konkurenciniu žaidimu, nes žinok, dabar susirast merginą yra siaubas. Labai sunku. Tu turi? Tai ateisi rytoj į mokyklą. Dėl Eglį. Ne, tai tu ir vėl bandai fucking mane priversti lankyti tą šūdą. Aš nebandau tavęs. Tai tu bandai, tu aiškini man, kur eit, ką daryt, kuo užsimt, su kuo bendraut. Viską aiškini. Nu nustok, ne tėvas esi. Susireikšminės kažkoks čia. Išgelbės pasaulį, ble. Ruonius gelbėk, ne mane, išvažiuok į Afriką vaikų mokyt, nežinau, šulinių statyt. Rūpi tau. Nerūpi man. Aš sėdžiu dabar dėl tavęs. Ir aš sėdžiu mokyklai po pamokų ir aš siuntinėjau kažkokius suknistus laiškus ir pateisinimus dėl tavęs. Jeigu ne, aš tave jau senai būtų išmetę iš mokyklos. Tai tu man paaiškink, prašau, tu padėk man. Pasakyk man, ką aš turiu padaryti, kad tave įtikinčiau. Pirma, tai negalvo, kad gali visus privers mąstyti kaip tu. Gerai. Antra. Nesugalvo dar. Nu va, antras. Jei bomžpakis nenori mokytis, tai mes klauk. Gerai, ir ką tu tada darysi? Nu, tave išmetė. Ką tu darai? Aš mėgstu laisvę. Labai gerai. Ką tu darysi su ta laisvė? Prašau, 3 dalykai, kuriuos tu padarysi, kai tave išmes. Ne, tik tu tokius žaidimus sugebi sugalvoti. Nu gerai, čia neeiliškumo tvarka tiesiog, kas šauna į galvą. Nuvažiuosiu pas Emilį. Su mopedka pravažiuot, nes jo. Miegosiu iki 4, be žadintuvo. Ir gerai parūkysiu. Nes nebebijosiu, kad į rūbus įsigeras. O jeigu pastatytų mokyklų rūkomai, gal tada ateitum? Kodėl nevažiavai su manim? Kur? Tada, kai po ilgosios kviečiu. Ką tu nori, kad aš tau pasakyčiau? Kaip atrodys, jeigu tu mane veži iš mokyklos namo? Tai gal paskui dar atveši į mokyklą? Gal dar į džymą nuveši? Nežinau, į parduotuvę gal dar... Nu... Aš tave tiesiog pakviečiu. O aš tiesiog atsisakiau, nes taip daryti nėra okei. Kodėl? Gerai, aš dar kartą tau kartoju. Nesvarbu, kokia yra mūsų giminystės ryšiai. Tarp mūsų yra mokinio ir mokytojo santykis. Viskas. Yra profesinė etika. Nesvarbu, kokia mūsų giminystės ryšiai. Šiaip ten mano tėčio mašina buvo. Ir man patikdavo kartu prie karjero važiuoti. Anksčiau, kai jis dar nesirgo. Sėdėdavom, kalbėdavom. Man tiesiog buvo liūdna. Ir nusprendžiau tave pakviesti.
Negerai čia gavo, sorry. Durnas mantas. Mama klausė, kada tu ją aplankysi. Tai juodi šešėliai. Man tai patinka. Tai atnešiai? Tai atnešiau. Aš irgi. Ačiū tau. Kas tau yra? Ne, pumpkin spice latte. Tai akivaizdu, kad ne. O tai tu gal ekspertą patapai? Aš pakankamai laiko su tavim praleidau, kad atskirčiau nuo basic bitch latte. Okei, nenori, nereikia. Kaip manai, šitas gal tiktų man grindim plauti, ne? Čia mano. Bus mano. Šie dirbtiniai, kaip tik tam. Šie pasenę, kaip ir tu. Užsičiaub, musė išskris. Kad nustotum riesti nosį. Tu nesveika! Aš šara, aš nesveika, aš samana, aš bestuburė. Nevadink mane samana. Samana, samana, samana. Čiau. Samanas. Fui. Nekenčiu tavęs. Abipusiai. Arbūzinis? Čia nerūkoma. Ir iš vis apsiraminkit jūs ten. Jo, turėtų būti tokios. Nu ką tu? Nieko. Ruošiuosi šakalienės testui. Tipo langas. Jo. Šiandien blemą biškį pramiegojau. Pavardžių žoskai nusikalęs esu. Blemas atskivėt prisiknės. Lauktuvų tau atvežė, pamiršau tik, kad ne aš. Dėkui. Blemą, prieš anglus tai prasileidom baisiai. Bet užtat broliukas patvarkėm, tai išsilyginom biškį. Broliukai tai čia Latvijai turėjau omeny. Pagaunu, kad Latvijai. Viskas gerai. Jo, tiesiog mokintis reikia. Pirmą kartą matau, kad tu šakalienės testų rašėjęs. Tik jį ten. Nu, kam įzė, o kam ne. Tu gal bent padėt kažko galiu? Ne, dėkui. Tai kas yra? Nieko nėra. Yra. Ne, nėra. Kažką pyksti. Nepyks. Tai kas yra? O tu gali nustoti su tais raktais. Tu gali baigti apsimetinėti. Tu gal kalbėjai su Monika? Ne. Čia atinom bišį prieš važiuojant tokia su ja.
Nu, nežinau, kaip tau čia pasakyti. Ką pasakyti? Gal jums pakalbėti reikėtų. Arba žinok, nežinau, gal geriau nekalbėkit. Nesuprantu, ką tai čia. O gali bent pasakyti, su kuo čia susiję bent? Negaliu. Kodėl? Nu, nes todėl. Kažkas sakė apie mane. Apie ją. Apie jūs. Apie tave gal labiau. Tai ką apie mane, kad nebepatinku? Aš nenoriu nieko sakyti, aš nežinau, čia šis tiesa ar ne. Tai jeigu kažkas apie mane, tai aš pasakysiu, tai tiesa ar ne? Okay. Nu. Augo, kalbėjo su Monika ir man Auga prasitarė kažkaip apie tą jų pokalbį. Nu. Nu, ir Monika Augai sakė, kad tu ją kaip ir pasinaudojai. Ta prasme, pasinaudojau. Nu, va taip, tiesiog pasinaudojai. Taip, seksualiai. Nu, čia jau tu man pasakai, kas tam buvo. Bet aš nieko nepadariau. Tai kodėl ji taip sako? Ką žinau, tu iš viso gerai išgirdai? Jo, čia aš ne taip išgirdau. Nerė, bet aš rimtai, aš nieko nepadariau. Giniais ir nesakysiu tokias info iš oro, ypač apie čiuo, kuris tau žoskai patinka. Pameni, kas buvo per Manto gimšę? Nu. Nu, buvom prie pūlo, sigėrėm, tada jūs kažkur nuėjot ir dingot ir belenkiek laiko dingę buvot. Jo, kažkas tokio. Nu, tai kas buvo toliau? Nežinau. Kaip suprast, nežinai. Nepamenu. Ko nepameni? Kad buvo dviese, ką darė? Tiesiog kaip darė? nepamenu. Augustai, čia yra pizda. Tu kažkam sakėjai? Aš niekam nesakiau, bet per Augą, žinok, jau pusę laidos čia jūs sužinojo. Ką man daryti? Įpilk. Kavos padariau. Čia man. Nejudink. Čia buvo gerai pastatyta. Nu. Nu, ką tu manai? Čia realiai? Ja. Ar tu džiaugiesi? O tu rimtai? Ja. Tikrai žinai? Aha. Tai kiek laiko? Mėnesį jau. Ne, bet čia. Aš žinau, kad čia gali skambėti labai keistai. Bet aš tiesiog jaučiu, kad aš jau esu pasiruošus būti mama. Žinai, pas mus ir taip trūksta gyventojų, o čionais aš ir jaučiuosi pasiruošus ir jaučiuosi, kad aš galėsiu būti tikrai gera mama ir toks, kur
aš tiesiog, tu neįsivaizduoji, koks čia geras jausmas ir čia taip keista, bet čia taip, nu tu supranti. Tu pati vaikas esi, tu supranti šitą? Tau yra 15 metų, tu mokyklos nebaigsi gerai. Milda. Tu prasme, kaip tu šito sugalvoji tokį dalyką, aš nesuprantu. Nu ką reiškia sugalvojai, nu čia tiesiog nutinka. To prasme, čia nėra spuogas ant kaktos kažkoks, čia yra vaikas, gerai? Baig, užtilk. Ką užtilk? Tu supranti, ką tu padarei? Čia nuo ko? Nuo Augusto. Baig tas to Augusto. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Žiūrėk, viskas gerai. Mes kažką sugalvosim, gerai? Tu čia filmuoji? Nu ja. Viskas bus gerai. Žinai ką, aš visai galvoju, kad tu visai tikrai būsi gera mama. Tu labai gera mama būsi, gerai? Manai? Aš manau, kad tu pati geriausia mama būsi pasaulyje. Taip, tikrai taip galvoji? Taip, tu tikrai būsi labai gera mama. Ir žinai, ką mes galėsim visam pasauliui parodyti, kokia tu būsi gera mama. Mes galėsim nufilmuoti, kokia tu gera mama, gerai? Gerai? Žinai, ką mes galėsim nufilmuoti, pavyzdžiui, kaip pilvas auga. Galėsim, kaip spardosi, pavyzdžiui, kūdikis nufilmuoti, ne? Galėsim, kaip kambarį įrengiam nufilmuoti. Galėsim, kaip spalvą renkam. Ar berniukas, ar mergaitė, ne? Aha, galėsim tada dar nufilmuoti, kaip jau vaikas gimsta, kaip žingsnis eina, kaip pradeda eiti, ne? Kaip batukus visokius taip perkam, ne? Gal gausim kokių batukų, gausim gal rūbų kokių, ne? Aha. Viskas bus gerai. Taip, labai gera tu mama būsi tikrai. Pati geriausia nepilnametė mama pasaulyje. Kam nebūna, žinai? Kam nebūna. Oh my god, hei. Spėk, kas man parašė? Man parašė Vilius. Vėl. Eik savo. Ir aš nesuprantu, kiek tų kartų jam turi pasakyti, kad gal tu jau žinai, biški, nustok rašinėt. Ir ne, vis tiek rašo. Taip užbiso. Ajo, vakar Tomas rašinėjo gal iki 2 ir jo, ir aš jau tu pasakau jam, sorry, man jau mėgoti reikia kažką. Ne, davai dar biški pačiatinam. Užbisa, ne? Žiauriai tie bahūrai. Kažką tu čia vaidini? Aš? Ne, blet, su sieną kalbu. Nevaidinu. Nu. Tai kaip tu? O žinai, dabar pasijaučiu kaip pas tą psichologę, kur prieš 2 mėnesius su muo buvau. Kaip tu, kaip jauties? Ok, kas naujo be to, kad Vilius ir Tomas rašinėja? Šiaip realiai, net nežinau, kas naujo. Vakar pasidariau. Ir galvoju rytoj naują, bet dar Pinterest. Nėra, kad tavo mama žiauri prieš tokius dalykus. Gali būt prieš ką tik nori. Man žinok, biškį nerūpi. Man jis atrodo. Taip pat, galvoju, gal tu man norėtum plaukus nudažyti. Tik aš realiai nežinau, ar mėlyna geriau, ar raudona. Ne, mėlyna žiauri blogai atrodo. Tapsime, patikėk manim, kai nusipana, o raudona vapšėlė nusipana. Tai gal tai iš vis nedažyti. Rožinė. Aš galėčiau rožinę, arba aš galėčiau, žinai, blyčinti ir tada tipo ant tų srogelių rožiniai. Aš ką negalvoju, kas. Aš žinau, tau viskas tinka, bet tu šiaip gražiai atrodo. Tai kas pas tave nauja? Kodėl plaukus nusprendai dažyti? Nes nusprendžiau. Kas pas tave? Nordėja. Ir biškį kavą padėti, žinau, nufakinti.
Dortėja, kalbėk. Gerai. Prisiminkime, buvom pas Gabiją ir... Nu. Ne, karoči, belė ką, aš jau geriau apie tą pakalbam. What the fuck, tikrai ne. Kas yra? Buvom pas Gabiją, žaidėm butelį. Oh my god, tą butelį. Tai žiūri, geras buvo, atsimeni, kai ten. Ir tas bučinys. Taip, tas bučinys, aš apie tą patį realiai, kur Tomas su ta... Tarp mūsų. Aš žinau, kad ten nieko rimto nebuvo, mes ten viskam prikolą žaidėm, bet... Nenorėjai žaisti? Ne. Aš norėjau, kaip tik, man labai faina buvo. Jo, man irgi. Ane? Kamon, plotas, daug žmonių, kas ten nefaina gali būti. Ne. Tu ne apie plotą. Nu, aš apie tave labiau. Okay. Ką aš padariau? Nieko. Patinki tu man. Okay. Nereikėjo nieko sakyti. Ne, viskas gerai, kad pasakai. O tai tu man kažką pajutėjai, ne? O ką tu pajutėjai? Man ir taip gėda liepo, žinai. Tik nieks neklauso, žinai. Ką aš žinau, nėra čia taip lengva apie savo jausmus kalbėti. O tu dabar kažką jauti? Tu? Ne. Dorotėja, kur tai ne? Gal pakalbam? Kam? Tu ant manęs pyksti? Ką? Ir žinau, tau visiškai nesvarbu, kaip aš jaučiuosi. Aišku, kad svarbu. Ko tu iškart nepasakei, ne, aš nejaučiu to paties ir viskas. Gal man irgi nėra taip lengva. Kas tau nelengva? Kad visi bišai aplink tave šokinėja? Kad tu per daug dėmesio gal gauni, ne? Tarsi neklaus, tapsime, ar tu ir apie mane taip jautiesi? Tarsi dar vienas žmogus, kuris į mane įsišiko, kaip man sunku. Žinai, man čia visi rašinėja, man tapsime nuoširdžiai pohui, kas tau rašinėja. Ir žinai, aš tau čia realiai bandau kažką nuoširdžiai prisipažinti, o tu šaipais. Nu, aš nesišaipiu. Tai kam klaust? Ne, aš nesuprantu, tu čia mėgos, kai kiti dėl tavęs galvą pameta. Nes tada tu biški... Sadistė, ne? Okay. Tai dabar tu išeini. Super. O tu girdėjai, ką tu man pasakei? Aš nesimėgauju kitų žmonių dėmesiu. Ir aš tikrai nesu sadistė. Aš iš vis niekam nieko nejaučiu. Žinai, kai tu man pasakei, kad tu man kažką pajutei, man tiesiog be galo liūdna pasidarė. Nes tu esi vienas mano brangiausių žmonių ir aš tikrai nenorėjau, kad tu pasijaustum blogai. Ir ką? Aš dabar turiu tave užjaust, kad tu man nieko nejauti. Aišku, kad neturi. Kaip suprasti, niekam nieko nejauti? Taip ir suprask. Visiškai nieko. Kažkas. Aš atsiprašau. Aš tikrai tave labai myliu. Šiaip.